Sveiki kolegos, atėjo ta diena, kurios jūs visi taip nekantriai laukėt. Kokios dienos jūs visi nekantriai laukėt? Visiškai teisingai, kai mes ragausim šilauogės ir išrinksim pačią geriausią, pačią skaniausią, pačią nuostabiausią, A few hours later. pačią tobuliausią, pačią geriausią šilauogę, kurią visi turit pasisodinti, auginti ir valgyti. Geriausia iš geriausių. Gal ir ne visai tiesa, nes visų skoniai yra skirtingi. Išrinksim kokią mums skaniausią šilauogę. Nebijokit kolegos, aš girdžiu, ką jūs sako. Tomai, žiūrėti į tave kalbantį 10 minučių bus neištveriamas dalykas, taip kad mes turėsim pagalbos. O ta pagalba yra aišku Miglė. Ką gero galite pasakyti kolegai Miglė, kolegom, kitiem, kurie ten yra? Labas, senai matėmės, kaip gyvenat. O turi man mikrofoną? Ne, aš laikysiu mikrofoną, taip per naują padarom. Gal kolegė Miglė turi ką pasakyti kitiem mūsų kolegom, kurie mus stebi per šitą ekraniuką? Tai iškirps, bet tu ką? Labas, kaip laikotės, kaip vasara. Daug šilauogių suvalgyt? Komentarus gali parašyti. Jūs neįsivaizduojat, kiek reikėjo kalbinėti Miglę, kad nusifilmuotų šitam vaizdo įrašė, taip kad jūs bent jau laiką tikrai esat skolingi, nes žinokit, vargau be lenkie, kad Miglę įtrauktume į šitą vaizdo įrašą. 80% mano žiūrovų yra vyrai, tai dabar 75% tikrai bus žiūrovų patenkinti. Na, o kad lygiai 25% žiūrovų būtų patenkinti, mums dar reikės dar vienos pagalbos, tai yra katiliuzo. Katiliuzai, taigi buvom surepetavę. Katiliuzas. Dabar jau 100% žiūrovų yra tikrai patenkinti, nes katiliuzas yra, tai jau viskas, visi bus patenkinti. Nu, gal katiliuzai ragausim. Jo, pagrindinis ragautojas, jam šilauogės labai patinka. Oi, tu, katiliuzai. Kad viskas būtų pagal aukščiausius standartus, aukščiausius principus, aš netgi paruošiau labai gražią Excelinę lentelę, prašyčiau paduoti mano kompiuterį. Vertinsim pagal tokius kriterijus. Pats svarbiausias kriterijus, aišku, ypatingai moterim, tai yra dydis. Dydis. Reikėjo sakyti, jeigu tai būtų tiesa, tai aš tada su tavim nebūčiau. Tai negi dabar sakysi prieš kamerą. Skonis, auginimo ypatumai, tai yra kaip jos auga, kaip užauga, ar atsparius lygom, neatsparius, vienu žodžiu, toksai bus labiau iš auginimo pusės kriterijus. Ir visus 3 vertinsim iki 11 taškų. Ir po to visus taškus sudėsim ir išvesim, kas čia pas mus yra nugalėtojas. Gerai. Bet aš dar pamiršau vieną labai svarbų dalyką padaryti. Reikia formulės padaryti, kad automatiškai susiskaičiuotų viskas. Palaukit kolegos, padarysim dar formulės. Susipažinkime, ką mes vertinsim. Reką, Diuką, Pūrų, Bliukropą, Chandlerį, Patriotą. Patriotas ir Reka yra labai ankstyvos, taip kad čia yra jau jų pabaiga. Chandleris yra vėliausias, taip kad čia yra jų pradžia. Tai suogum truputėlį buvo jau ganėtinai sunku su šitom, nes jos jau į pabaigą. Bet jau ką radom, tą radom. Pradėkim nuo pirmo. Reka. Katiliuzas jau pasiplovė. Kaip įvertinti pirmiausia išvaizdą ir dydį? Graži išvaizda ir dydis nemažas. Reka, kuo atsiskiria, tai savo spalva, jinai iš tų visų yra tamsiausia. Reka iš tikrųjų yra ganėtinai didelė, yra ankstyva ir aš jau iš karto žinau, kad jin tikrai bus saldi, bet dydis šiaip tai man Rekos patinka, yra tikrai geras, tai už dydį, manau, kiek galim duoti mes dabar tų taškų iš 11 už dydį, kiek duodam tai Rekai. Ką? 9. Visiškai sutinku, kad mes duodam 9. Na, o dabar pažiūrėkime, koks tas Rekos skonis. Tai. Nu, dar po vieną pragaukim. Saldi. Skani Reka. Man tai, nežinau, man asmeniškai Reka tai turi tokių kažkokių serbentų poskonių tokio turi. Panašaus. Bet šiaip tikrai skani uoga. Kiek duodam už skonį taškų? 9,6. Sakai 9, gal 9 duodam tiesiog. Jeigu būna 9,6, bet iš 11, tai čia beveik maksimumo duodi. Nu gerai, jeigu kas, paskui paredaguosim. Reka yra saldi, skani, tikrai kažkokių problemų apie ją nieko blogo pasakyti negaliu. Dabar apie auginimo ypatumus, tai čia truputėlį jau gal aš pašnekėsiu. Reka yra ankstyva, tai čia yra super, viena pirmųjų uogų, mes pradėjom pardavinėti, tai kas Rekos neturi žmonės, tie pardavinėja daug vėliau uogas. Pagal kitus augintus palyginus, tai pradėjome anksti pardavinėti būtent dėl to, kad Reka pirmoji ir sunoko. Tai labai gerai, kad Reka snoksa pati pirmoji, jin šiaip yra atspari daugumai visokių lygų. Nu ir šiaip su auginimu su Reka, kiek žinau, kažkokių tai didesnių problemų nekyla. Nu tai būna 10. Sekanti yra Diukas. Prašom, pasivaišinkite Diukų. Diukas yra didelė labai uoga, tik tai, kad dabar jau Diukas yra į pabaigą ir šiaip jau jų sunku rasti yra, nes jau visas nuskintas pa žmonės krandukose. Tai dydis Diuko yra tiek pat, tai bus 9. Vertinam skonį. Ne, kažkur prieš 2 metus mes darėm jau šitą degustacinį video, tuomet mes tiek daug uogų dar neturėjom, tiek daug veislių pasisodinę, bet tuomet, jeigu aš gerai pamenu, nugalėjo būtent Diukas, ar taip? Taip, ir dabar turbūt panašiai. Taip, ir dabar, žinau, kad paragaus turbūt, kad visgi nugalėjo. Ne, bet šį kartą mes aną kartą vertum tik pagal skonį. Dabar turim daugiau kriterijų, taip kad Diukas gali ir nenugalėti, bet pagal skonį, man asmeniškai, tai Diukas yra tikrai skaniausia uoga, nežinau kaip tau, Miglė. Man irgi ir skonis, ir šiaip tokia tvirta. 11 maksimalus balas, kažkam turim duoti, aš mančiau, kad 11. Duodam 11. 11, tikrai. 11 visais atvejais nugali
Kiekvieną dieną suvalgom po 5 kg, kol priskinam. Tai jo, jau šiek tiek esam visus skonius, kaip ir žinom, jau mintinai praktiškai mes visų tų uogų. Tai čia daugiau tas ragavimas toksai kaip ir gaunasi muležinis toksai, ne? Nes mes skonius visus skonius kaip ir žinom. Na, bet vis tiek, manau, taip bus įdomiau pažiūrėti. O gal ir nežinom. Gale bus, tuo dabar tai prisišnekėjo Myglė, nes Myglė sakė visus skonius žinai, ar ne? Tu sakai, ne. Aš sakiau, kad tu žinai. Tai žinau, kad kai viską pabaigsim, gale duosi Myglei aklą testą. Ir ne, aš tai iškart pasakau, kad aš nei vieno skonio nežinau, iš tikrųjų žinau, kad Myglė čia sakė visus skonius žino, profesionaliai, aš iš tikrųjų nežinau, tai Myglę tikrinsim. Na gerai, galbūt man taip nepasisekė nusipirktą diuką. Nežinau, man diukas, žinau, kad iš jų visų yra lepiausias. Jisai auga sunkiausiai, jisai serga visko vis laik pastovi, toksai kaip aš vis laik paliegė, sergantis visko. Man jį prižiūrėti yra iš visų, ką mes turim sunkiausia. Galbūt taip atsitiko, kad papuolė kažkokie brukuoti man to diuko sudinukai, ar kas čia atsitiko, bet nežinau, diukas, žinokit, prižiūrėti yra sunkiausia. Nu, už tai diukas ir nelaimės turbūt, nes diukui, žinokit, aš duodu turbūt, kad tik tai, nu gerai, 7 duosi. Tai būnė 7. Bet šiaip tikrai su priežiūra su juo, žinokit, yra problemų. Sekantis yra pūrų. Prašom, paimkit pūrų. Pūrų dydis man žiauriai patinka. Iš tų visų, kur dabar darėm, jis yra pats didžiausias. Ir šiaip pas mus dabar, kai mes pardavinėjom, tai pas mus turbūt pūrų ir dominavo dabar matuose pardavimuose visur, nes jis yra tikrai, nu bent jau šiais metais taip išėjo įspūdingų dydžių. Visiems, ką uogas nuvežam, visi pas mus sako, oho, iš kur čia tokius uogus, nesam tokių matę uogų. Tai vat pūrų pas mus buvo, kadangi daugiausiai šiuo metu šiais metais derliaus kažkaip tai iš to pūrų. Lyginant dabar tuos visus 3, tai iš tikrųjų reka iš jų yra pati minkščiausia tokia, jeigu priskini visą indelį rekos, pavyzdžiui, ir tu padedi, tai apačioj, kur gniuždo, jos jau pradeda net traiškytis tas reka. O, vat, pavyzdžiui, diukas ir pūrų, tai jie labai kieti tokie yra. Nu, bent jau aš sakau, šiais metais tai būtų, jie kieti, jeigu tu pririnkai indelį, kokį pririnkai, toksai ir bus. Tai iš tikrųjų už konsistenciją, už tą visą dydį, išvaizdą aš jiem duočiau daugiau negu rekai davėm. O 9 davėm, diukui davėm irgi 9. Nu gerai, jinai yra didelė, tai galime ir daugiau duoti. 10 duodam. Nu gerai, duodam 10. Šiaip pūrų dydis tikrai yra, žinau, kad geras. Paragaukim. Paragauju pūrų, atrodo blemba, žiauriai skani uoga, bet kai tada paragauji diuką, tada supranti, kad ne. Jo, nėra geriau. Pala, dar su reka priminkim. Tau turi serbentinį skonį. Jo, reikia tų serbento turi. Bet yra serbentas, jisai rūgštus, o reka yra serbento Saldus variantas. Saldus variantas, jo. Diukui davėm 11, bet dabar už reką. Skanesnis ar neskanesnis už reką? Man skanesnis už reką. Abu skanus, tai nežinau. Jo, abu skanus, bet už reką skaniau. Jo, dabar kas kam patinka? Man patinka, aišku, kaip ir visiems vyrams saldumas. Tai kuo saldesnė man to yra geriau, o už tai aš vertinu viską pagal saldumą. Mes nusprendėm, kad pūrų yra visgi skaniau, kadangi rekai davėm 9,6, tai pūrų duodam 10. Auginimo ypatumai, nepastebėjau kažkokių tai problemų, kad būtų su pūru, auga labai gražiai, viskas labai gerai, tai kaip ir rekai taip pat duodam, kad būtų 10. Blue Cropas. Populiariausia šilauogė pasaulyje, 90% visų šilauogynų naudoja Blue Cropą. Šiais metais aš kartu galiu pasakyti, su Blue Cropu kortą nepaėjo, čia turbūt priklauso nuo metų, bet aš kiek žinau, ne tik pas mus ir kitur mačiau, kad šiais metais Blue Cropas labai mažas, labai smulkus, jo labai daug, bet jis labai smulkus, tai mes praktiškai šiais metais Blue Cropų net nepardavinėjom. Jis ir dabar visas yra ant tų krūmų, nes tiesiog uogos yra mažos. Tai mes netgi nusprendėm šiais metais jo nepardavinėti, tiesiog palikom viską ant tų krūmų tą Blue Cropą ir viskas, jeigu jisai būna. Nu, nes nesinori tų mažų uogų pardavinėti, norisi savo vis tiek tą brandą kažkokį daryti, nu, kad visi žinotų, kad jeigu iš mūsų atkeliauja uogos, kad yra didelės. Praeitais metais su Blue Cropu viskas gerai buvo. Saulės gal trūko, ar kas čia buvo, aš nesuprantu, kodėl jis gausi toksai visas mažiukas. Nu, jis dabar tokio dydžio kaip parduotuvėje, pavyzdžiui, jeigu matot uogas parduotuvėje, kur indelis sudėtos tokios būna visus vienodus mažytės, va, tai tas Blue Cropas tokio dydžio ir gausi. Tai dydį tuomet vertinam mes kaip vertinam 6 Blue Cropo. Ragaukim skonį. Užsasti vis tikrai rūgštesnė. Vėl dar kartoju, šiaip šiais metais yra ne Blue Cropo kažkokie tai metai, bet Blue Cropo šiais metais yra rūgštokas. Už tai beje, atsitiko taip, kad mes nemažai klientų pervėliojom iš kitų augintojų, nes turbūt yra tai, žinokit, kad jie Blue Cropo augina. Ir visiems, ką mes vežėm uogas, tai pats pirmas dalykas, kai atveži uogas, tai visi nustemba, kad didžiulės. Nu tikrai, uogus tos, kaip ir sakau, pūrų pagrindė pas mus buvo, tai tu nuveži pūrų, reką, jos yra tikrai didelis. Nuveži, tai pirmas visų dalykas būna, wow, kokio dydžio, bet antras dalykas, tai pas mus uogus buvo šiais metais, nu jau į pabaigą jau praktiškai nebeturim tų uogų, bet buvo labai saldžius. O Blue Cropas, kaip matom, šiais metais buvo tikrai nesaldus. Kaip ir sakiau, būtent dėl to mes pasirinkom šiais metais Blue Cropų, žinokit, visai nepardavinėti ir Blue Cropų niekam nepardavėm, nes, nu, patys matot nesąmonį gavosi mažas ir rūgštus, tai nesąmonį gadinti savo tą markę. Blue Cropų skonį vertinam, kiek mes vertiname Blue Cropų skonį? Šiais metais labai blogai, tai 5 max iš manęs. Žinokit, sutinku, kad turbūt šiais metais tikrai jo, jisai, nu, aš irgi duočiau 5.
Su auginimu jokių problemų nėra, išgyvenu 100%, nieko neatsitiko. Sakau, iš visų, ką auginam, tai aš tik su Diuku problemų turėjau. Vienu žodžiu, numirė ten tų didžiajam laukia, tai iš tų 2,5 tūkstančių šilauogių nei viena nenumirė, kas yra labai gerai, bet ten Diuko buvo nedaug. Namų šilauginė, kur yra, kiek numirė šilaugių, dabar neatsimenu, bet visos, kurios numirė, tikrai žinau, 100% buvo Diukas. Įvertinam, kad yra 10. Atėjo metas. Na, nes čia reikia tą geriausią pasirinkti. Ai, sakai, pasliekam ant galo? Nu gerai, Myglis sako, tą patį didžiausią čenderį pasliekam ant galo, tai dabar Ne, tai neapkeisti. Ai, nu gerai, galima apkeisti. Tai dabar, ne, bet po to aš užrašus būsiu uždėjęs, bus negerai. Ar nebus uždėjęs užrašų? Ai, gal ir nebus užmontavęs užrašų. Nu gerai, tiek to gal nebūsiu, tingėsiu vis tiek aš iki tiek montuoti video, kad užrašus uždėčiau ant viršaus, tai galbūt užrašų nebus. Patriotas, sekanti uoga. Patriotas yra iš tikrųjų irgi taip pat didelis, kietas, viskas su jo dydžiu išvaizda tikrai yra labai gerai, ankstyvas, didelis, kietas, dėl to problemų tikrai nekyla. 9. Žinokit, mes nesuprantam, kaip tas patriotas noksta. Jisai niekad neprinoksta. Jisai pamilinuoja, prabūna 2 mėnesius, bet jo galiukai, atrodo, uoga mėlyna. Tu jį nuskini, apverti kitą pusę ir galiukas būna baltas ir jisai mums viso sezono metu taip niekad iki galo ir neprinoksta. Aš šiaip jį irgi pardavinėjom šitą, bet irgi labai atsargiai, mes jį labai nedaug mes jo pardavinėjom, iš tikrųjų, žinokit, tai, kaip ir sakiau, su tom veistėm, kai kuriuom apsišovėm, paragaukim. Kaip vandenį valgytum. Jisai šiaip skanus, saldus, jeigu ten tą uogą prinokus. Skonis ne kažką. Reka, Diukas, pūrų, kitas levelis. Kitas skonių levelis, labai skanus, tikrai tuos 3 iš karto galim pasidėti. Bliukropas iš karto netoks skanus. Dabar tuomet lyginam, tai aišku, su šitais jisai nesilygina tas patriotas, bet dabar lyginam su bliukropu. Už bliukropas skanesnis ar ne? Man bliukropas skanesnis. Bliukropas skanesnis. Mes bliukropui davėm 5 tik tais. Tai bliukropui duokim 6 visgi. O tuomet patriotui duokim 5. Auginimas, problemų nekyla. Viskas tvarkoj. Ir išaušo metas paskutiniai uogų šilaugių karaliui ar karalieniai, ne, Chandleris yra karalius, tai visų šilaugių karalius Chandleris. Dydis, aišku, yra kosminis dydis, nežinau net kaip čia jums dabar ir parodyti, bet dydis yra didžiulis. Tai manau, nėra net ką galvot, kad už dydį kiek duodam? Oi, 11. 11. Su plius. Tikrai, žinokit, Chandleris dydis yra 11. Iš karto užbėgsiu į priekį auginimą, su juo viskas yra super duper puper, duodam iš karto taškus, grįžtam prie ragavimo. Nu? Kokia didelė pasiimė. Jo, aišku. Visgi Diukas yra skanesnis, bet Chandleris tikrai antras pagal skonį. Faktas. Tai mes dabar Diukui davėm už skonį 11, tai Chandleriui duodam kiek? 10 duodam. Jeigu išrinktume pačią skaniausią, tai pati skaniausia, aišku, bet kokiu atveju pas mus kaip ir praeitais metais, taip ir šiais metais laimėjo tas pats, tai yra Diukas. Diukas. Tikrai, žinokit, kas jeigu savo galvojat kažką sudint, augint, nublemba Diukas yra, žinokit, tikrai. Nu, pati saldžiau. Vėlgi, jeigu jums patinka saldumas. Antras pagal skonį, pūrų davėm irgi tiek pat, tai pūrų ir Chandleriui davėm tiek pat. Antroji vietoj, pūrų ir Chandleriui davėm tiek pat taškų, tai čia būtų antra vieta pagal skonį. Jeigu žiūrint pagal viską, tai mūsų manymu pati geriausia šilauogė visgi yra Chandleris. Antroji vietoj yra pūrų teisingai. Tada trečioji vietoje yra Reka ir ketvirtoji vietoje yra Diukas. Nors jos skaniausios. Bet vėl dar kartą pakartoju žmonės, mes čia iš savo patirties sakom, tai tiesiog, nežinau, tas Diukas labai sunkiai, žinokit, auga. Pažiūrėsim, ar Miglė šilauogė ekspertė, ar visgi tik tai daug kalba. Šiaip aš nieko nekalbu. Kaip jūs visi matot, Miglė nieko nemato. Pasiruošusi? Imk ranką. Reka. Gerai, Reka, nežinau. Gerai, dabar. Dė dabar jūs visus vienodų. Vatau, ir dabar visgi visa tai yra melas, kas skaniausia, kas neskaniausia, ne? Na gerai, Pavla, ne, nu, ar žinai, kad čia būtų daug maž spėk. Po to galės pastaisyti, nes po vieną sunku suprantam. Jo pati man atrodo. Prieš. Šiaip taškų jom davėm tiek pat pagal skonį. Patriotas. Chandleris. Nu. Bliukropas. 100%. Dar tą pačią das. Ta pačia? 100% bliukropas. Nu tai va, žmonės, tai taip mes ir vertinam, reiškia, ne, nu gerai. Dar kartą duosiu dabar. Nu. Čia jau kita? Taip. Diukas. Diukas.
Nu, tai dabar, kolegos, galit patys įvertinti, kiek atspėjo, kiek neatspėjo, bet, nu, ką galiu pagirti, Miglė, kad atspėjai turbūt, kad jau taip tiksliai 2. Nemeluoju, nu rimtai. Atspėjai Duke'ą, paskutinį, kur daviau, ir atspėjai Chandlerį, bet ten, kur tu sakai, kad Blue Crop'as, tai iš tikrųjų daviau tau Patriotą. Bet gera naujiena, kad mes Blue Crop'ą ir... bet mes Blue Crop'ą, ir tai žiūrėk, kad šiaip tai iš tikrųjų, matot, galit būti garantuoti, kad testas yra beveik teisingas, tikslus, ar ne? Nes iš tikrųjų Miglė teisingai atspėjo, nu šitos 2 neatspėjo, bet jinai pasakė, kad čia yra pūrų ir reka, tik sumaišė vietom, kuris yra kuris, bet nu jie buvo už skonį gavo taškų praktiškai vienodai. Tada jin atspėjo Duke'ą, nes Duke'as iš jų gavo daugiausiai taškų. Tada atspėjo Chandlerį, o šitie 2, kur buvo patys skaniausi, tai Patriotas ir Blue Crop'as, tai jinai irgi jos atspėjo, tik tai sumaišė vietom, bet atspėjo, kad čia yra tos neskaniausios. Tai vertinčiau kaip labai neblogą jūsų pasirodymą. Nu, davai dabar tu. Aš? Nu. Eik. Davai. Nevėra video, žinau, liko tik minutį laiko. Tai net nebeturiu kortelės. Nu. Spėsim, gal greitai. Tai ką, kolegos, tiek šiam kartui. Turi, meluoji. Neturiu. Nu, pasižiūrėk, neturiu tikrai. Neturiu aš ten tos vietos kortelį. Gerai, tai tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės. Iki visiems. O dabar padarom tubneilą, kad kaip nusifilmuosim ant priešelio. Eik, biškėrčiau. Ką darai? Ką žinau, ką darai. Paimkim po vienas